I go again outside, please. One time I was in a debate, and one man come from the church. See, there's many people from the church, they are living in common with Islam. But there's some people are manipulated. So one woman came, stand, and she have a hate. She talking with hate. You know, you feel the hate. You don't feel the peaceful energy of a dialogue between civilized people. She stand, I was talking in Switzerland. You hate women, you kill women, you women are like this, men are like this, children are like this. So I was asking her, if you want to fight me, you must read the Quran. Did you read the Quran? She said, no. I said, from where you know that we are killing women, and Muhammad was bad? From where you know that? My friends told me. What is my friends told me? When you want to talk about crime, you must give me an evidence. You must tell me. See, the Quran is written in chapter 5, chapter 4, and kill the children and the women and don't let anybody free. Okay, I see it. I say, oh, thank you, you are correct. But to stand with hate without you know why and from where this information, it is unfair. Jisai susiginčijo su viena moterimi, kuri teigia, kad jūs, musulmonai, nemėgstate moterų, jūs jas uždarote, jūs jas skriaudžiate, jos turi vaikščioti apsimutiriavusios įvairiais drabužiais, jūs žudote žmonės ir vėliau. Ir aš jas paklausiau, bet iš kur tu tai tiek žinai? Iš kur tu žinai, kad mes būtent žudome žmonės ir skriaudžiame moteris? Paimk Koraną ir parodyk man, kur tai parašyta. Štai paimk Koraną ir nurodyk, kad va taip, 4 skyriuje taip yra parašyta. Mes musulmonai žudome žmonės. Iš kur tu žinai, kad mes taip darome? Man pasakė draugas. Draugo nuomonė nesiskaito. Kiekvienas žmogus turėtų turėti savo nuomonę ir vertinti pagal savo standartus, remdamasis tikrai šaltiniais. I born for a rich family in Kuwait, and my father was atheist, Arabic atheist. Aš gimiau Kuveite ir man turtinga šeimoje, mano tėvas buvo ateistas. So, my mother was shifting toward Christianity, Arabic, but shifting toward Christianity without she saying exactly what she is. Mano mama vis linkdavo link krikščionybės, nors jinai buvo arabų kilmės, tačiau nepasakydama jokios aiškios priežasties, ji vis linkdavo link krikščioniško tikėjimo. My uncle was extremist Muslim. Mano dėdė buvo ekstremistas musulmonas. Another uncle was communist. Kitas dėdė buvo komunistas. So when they were sitting together, it was really a hard discussion. Christians, Muslims, socialist, communism, atheist. Kuomet mes sėdėdame prie bendro stalo, tai būdavo labai ilga ir sunki diskusija, nes ginčydavosi musulmonai, ateistai, krikščionys, komunistai. I forget something, and my aunt is following a guru. Mano teta seka guru tikėjimą. In India. So, I was young, I born in such atmosphere. What shall I do? It's a free atmosphere, but what shall I do? Who shall I follow? Everybody say, I am correct. Aš užaugau tokioje aplinkoje ir aš nežinau, kom sekti, nežinau, kuris tikėjimas yra teisingas, ar kuri kryptis yra teisinga. So, my father had his own argument. Mano tėtis turėjo savo argumentus. My mother had arguments. Mano mama turėjo kitokius argumentus. Everybody had arguments. Ir kiekvienas turėjo savo argumentus. So I started since I was young to look for how the standard of logic, how to find the truth. Ir jau būdamas mažas, aš ieškojau logiškų paaiškinimų ir kažkokių tai standartų, kuom siekti, kas yra teisingiau. So I developed myself through many religions. I was reading what is Christianity. Aš užaugau daugybėje religijų ir turėjau skaityti ir žinoti daug apie tai, kad žinočiau, kas yra krikščionybė. I studied the Torah, the Old Testament, the Bible, so of the Jewish book. Jisai studijavo Torą, žydų šventąją knygą. And I started to look around me. Ir pradėjau žvalgytis aplink save. And then I realized, if I want to judge something, I will judge it from my mind and not my feelings and my spirit. Ir tada supratau, kad jeigu noriu ką nors vertinti, ateisiu, turiu tą daryti remdamasi savo protu ir savo dvasios norais. Everybody telling you, we have, for example, 120 different churches. A Christian interpretation of the churches of Christianity. Man buvo sakoma, kad štai mes turime 120 skirtingų bažnyčių, būtent krikščionybėje.
Somebody say Maria is holy. Kai kurie sako, kad Marija yra Somebody say šventa. Jesus is holy. Kiti sako, kad Jėzus yra šventas. Somebody, another church is saying no, Mormons. We have a Witness, Roman Catholic. They have a different Bible. We have Protestant. We have a lot of names, and everybody has his own interpretation. O mormonai sako, kad mes turime daug šventųjų, turime visai kitokią Bibliją ir turime visai kitokį šios religijos vertinimą. Everybody say I'm correct. Kiekvienas sako, kad jisai yra teisus. It cannot be. One must be correct. Bet taip negali būti. Tik vienas gali būti teisus. So we are cheating ourselves, Taigi mes apgaudinėjame patys save. and we are living under manipulation. Mes gyvename manipuliuojami kitų. So to go out of all that, we should go out of our human flesh, our manipulation, and be neutral. See the things neutrality, with the logic and moral standard, as humans. Taigi norėdami vertinti, tai mes turėtume palikti vis savo auklėjimą, savo kultūrą ir vertinti tiesiog logiškų mąstymų, neutraliai ir kritiškai. I give you, for example, what is a human standard moral. We all know in this life that killing is not allowed. Killing is bad. We all know it. If you go to Africa, to go to Arabic, to go to Sweden, to go to America, every human have the feeling as killing is not good. Did any human say killing is good? Vienas pavyzdys iš žmogaus moralės standartų yra tas, kad visi žinome, jog žudyti yra draudžiama, negalima. Kur be nuvyktume į Afriką, Arabiją, Švediją, Europą ar Ameriką, visi pasakys tą patį, kad žudyti negalima. So this is the common sense of the human understanding around the world for one standard of moralic fact. Tai yra bendras visuotinai priimtas standartas žmogaus moralės, kad būtent žudyti yra negalima. Thank you very much. So now we go back. So our beliefs and opinions could be influenced from different elements. Taigi mūsų nuomonės ir tikėjimai gali būti įtakojami dėl skirtingų elementų. Or from unreal conclusions such as radicalism, racism, literacy, manipulation, media, and brainwash, and so on. We say it all the time, sorry. So if we want to analyze Islam, we should go to its main existing source. Taigi, jei mes norime analizuoti islamą, mes turėtume remtis jo pagrindiniu egzistuojančiu šaltiniu. And test it, and examine it, and study it. Ir išbandyti, studijuoti. Neutrally and logically. Neutraliai ir logiškai. Unfortunately, the Quran is not available in Lithuanian language. Deja, Koranas nėra prieinamas lietuviškai. But you can find it in Russian and English and the other main known languages. Bet jūs galite jį rasti rusų, anglų ar kitomis kalbomis. Islam is the fastest growing religion in America and West Europe. Islamas yra greičiausiai auganti religija Amerikoje bei Vakarų Europoje. And it's spreading between the intellectual peoples Jis plinta tarp intelektualių žmonių and educated groups like išsilavinusių grupių tokių kaip journalists, doctors, writers, priests, academics, and so tokių on. kaip žurnalistai, daktarai, rašytojai, kunigai, akademikai ir taip toliau. About 60% of these new Muslims in West Europe and America are women and females. 60% šių žmonių sudaro moterys. And from what I hear and read, and what I saw on the DVDs and videos that I talk with these people, Iš to, ką aš skaičiau, girdėjau, mačiau per DVD ir iš kitų kalbų, they choose Islam for these common reasons. jie pasirinko islamą dėl šių bendrai paplitusių priežasčių. They found in Islam spiritual and mental stabilization and power. Jie atrado islame dvasinį ir proto stabilumą bei jėgą. They found in the Quran all the logical and moral and scientific answers they was looking for. Jie rado Korane visus logiškus mokslinius atsakymus, kurių jie ieškojo. Just from 2 days I saw with Roberta this film about this scientific master degree from England, 62 years old, in chemics and physics. Dr. Weber. Dr. Weber, genau. He was converted to Islam from about 2-3 weeks. And he said why he was converted to Islam and he was crying. Jis nesenai matė Įrašą.
įrašas su vienu 62 metų daktaru, kuris buvo neseniai atsivertęs į islamą ir jis kaip tik pasakojo, dėl kokių priežasčių jis atsivertė į islamą.